žmonės, rašykite, darykite daugiau raustų, aš galėsiu atsakyti tikrai daugiau, man negaila, iš tikrųjų, darykit raustinimus, man linksma pasijuokti iš savęs, iš jūsų dūkų, nes jūs, ble, Jūs taip nemokat raustinti, nemokat. Žinai ką, tu pati to norėjai. Taigi, jeigu nori, tai prašau, aš tau visas duodu galimybės. Sveiki visi, šiandien aš, Karolina ir mano sesė Justina darysim bendrą video. Rimtai? What? Kaip šneki su žmonėmis, tu pirmiausia iš papų įsitrauk mikrofoną, o tada šnekėk. Pala, pirmiausia reikia tokius turėti. Karolina, tu matei savo veidą? Tu matei savo veidą? Taip, žinau, kad aš kartais atrodo kaip vyrukas ilgais plaukais. Žinai ką, tu nepyk, bet tikrai tu panašiai berniuką. Karolina, tu neturi draugų? Kad šneki su žaislais? Aš šitą nesuprantu. Tai va, čia yra mano draugas, jo vardas yra Tigrius. Jis yra mano draugas nuo senų laikų, nuo vaikystės. Nejuokau, blemba, aš tavo sesės visą laiką buvau. Na, taip, jis, manau, nesąmonės kalba, tai jis tikrai mano draugas. Nemeluok, blemba. Aš sakau draugas, tai norėjau su juo pakalbėti, ką jis mano apie Lietuvą, apie viską. Na, Tigriau, ar tau patinka gyventi pas mane namie? Viskas, ok, tai per daug porno žiūri. Jis nenorėjo nieko pasakyti, aišku, jis tiesiog nusišnekėjo. Įdomiausias yra faktas tas, kad jinai ne tik tais, kad žiūri pornuchą, bet jinai ją ir kuria. Kaip aš tai radau, neklauskite, tiesiog parašiau Karolina Google ir visą tai išmetė. O ką aš radau, tai štai pasidalinu su jumis. Žinai ką, Karolina? Karolina, žinai ką? Aš dabar tave vadinsiu Kukurūzų mergaitė, gerai? Kukurūzų mergaitė 2017 yra čia naise. Aš važiuoju autobusu, geras, ne, geras. Šita Kukurūzų mergaitė dar turi parako, žinot ką? Aš darau video apie Karoliną, geras, ane? Arba dar vienas, žiūrėkit, čia putos, skočimasi putos, aš jas dedu savo į veidą. Jau, taigi šitas video buvo padarytas tokius ganėtinai įdomesnis mano kanale, nes labai jis įsiskiria iš viso kontento. Ir jo, Karolina, tikriausiai tu žiūri šitą video ir tikrai nesupyk, nes tai yra tik tais draugiškas dalykas, tu pati tai pasakei pas save per video, aš tai priėmiau rimtą kaip dalyką. Mačiau, kad komentaruose kai kas atsireiškė stūmį tipo ant tavęs raustino, bet aš galvoju, reikia padaryti tokį šiokį video. Na, pasižiūrės, kaip tas šiuvelis tave apstūmė, na, bandė apstumti, šitai pavadinkim, tai jam nelabai pasisekė. Aš galvoju, galbūt man labiau pasiseks, šiek tiek medžiagų surinkus pas tave, pasižiūrės tavo video. Na ir jo, iš tiesų, tie, kas dabar sako, o, fuck, tu eimi, nekenti Karolinos ir panašiai, ne, dude. Žmonės, klausykit, man jinai šiaip kaip vlogerė tai labai patinka iš tiesų, nes aš pats esu tas žmogus, kuris žiūri daug vlogerių, apskritai iš Lietuvos ir iš užsienio, tas pats ir apie žaidimų video galima sakyti, tai jinai yra iš Lietuvos vlogerių, patenka į mano tą sąrašą, kurie yra mano mėgstamiausi, tai jau iš tiesų Karolina yra žiūri maladėc ir jo, čia tokias galbūt kai kurios vietos gal buvo per daug žiaurios, ties Kukurūzų mergaitė ir panašiai, bet jo, dabar aš tave vadinsiu tokia šiek tiek Kukurūzų mergaitė, gerai? Tokia šiek tiek tu būsi Kukurūzų mergaitė. Tai jo, iš tiesų, ką žinau, aš nežinau, ar jums patiko šitas video, ar nepatiko, tikriausiai gausiu daug raustą, nes, na, vis dėlto, kaip čia pasakius, žvirbis susirovė ant meškos, kažkas tokio, tai jo, tai aš ta žvirbis, jinai būtų ta meška, na, galbūt supras kažkas šią frazę, galbūt kažkas šios frazės nesupras. Tai jo, šiaip, ką žinau, kad dar galiu jums pasakyti, kad visas video tikrai, jeigu jūs vertinsite rimtai ir jūs žiūrėsite į visą šitą video rimtai, tai aš nežinau, ta prasme, nepriimkite jūs to rimtai. Taip, aš žinau, kad ten galbūt aš kai kurios vietos tikrai per žiaurius yra. Kai kurios vietos tikrai per žiaurius yra ir aš taip pat žinau, bet vis dėlto, ką žinau.
dar daug kažkokių dalykų ir neėmiau per daug visko, nes, na, norėjau sutilpti savo video ten maždaug šiokį tokį laiką, kokį esu numatęs, dar galėjau aš ir daugiau visko privaryti ir pristumt, nes iš tiesų šitą žmogų žiauriai gerbiu ir jo, jeigu tu, Karolina, manai, kad tu pabėgsi nuo mano viso šito draugiško tokio rausto, galima sakyti, na tai, kaip čia priėmus draugiškas, nedraugiškas, tokius maždaug raustas, bet humoro forma, jau kaip ir minėjau tikriausiai, ne, tai jo, šiokios tokias video buvo mano kanale, tikriausiai tokių video nemanau, kad ateityje pamatysite, na, nebent jeigu kažkas šiokios tokios dramos įvyks arba šiaip buvo kažkas draugiškai, nes nesu aš linkęs į tuos tokius pykčius, barnius ir panašiai, tai jo, nes vis dėlto, ką žinau, vis tiek Lietuvos YouTube'as yra ganėtinai mažas ir reikia jam susivienyti, kažkas tokio padaryti, šiokį tokį kumštį suspausti, neįsivaizduokit, kad va, taip va visi, ne, YouTuberiai, jums reikia kumštį tokį, ne, tipo rimti, ne. Tai jo, reikia mums būti kaip vienai šeimai ir, jo, manau, Karolina nesupyksit, tai dėkui tiems, kad žiūrėjote šitą video ir mes susitiksime kitose video, kokius aš jums sakau, iki. Čiau.